Lietuvos futbolo A lygos 24 turo apžvalga. Ją pradėsime nuo Pajūrio. Gargžduose susitiko vietos Bangos komanda su Klaipėdos Atlantu. Gargždiškiai svečius iš Klaipėdos priėmė labai nesvetingai. Jau 9 minutę neatsargiai į priekį išbėgęs Atlanto vartininkas buvo nuginkluotas Aurelijaus Taponkos. Pirmojo kėlinio pabaigoje po kampinio Irmantas Zelmikas taikliu galvos smūgiu pasiuntė kamuolį į vartus ir rezultatą padvigubino. Įpusėjus antrajam kėliniui, Atlanto situacija toliau blogėjo. 68 minutė po dviejų komandos draugų perdavimo iš kairiojo krašto Aurelijus Taponka pasižymėjo antrąjį kartą. Klaipėdiečių gynyba ir toliau atrodė beviltiškai. Banga aikštelėje jautėsi kaip tikri šeimininkai ir išdarinėjo ką norėjo. 79 minutė pasižymėjo Gvidas Juška, o 86-ąją Gytis Gailius, tad galutinis rezultatas 5-0 Bangos naudai. Sekančiojo turo dvikovoje antroji komanda iš Pajūrio Klaipėda priėmė Tauragės taurą. Čia taip pat pirmojo įvarčių ilgai laukti nereikėjo. 18 minutė po puikaus perdavimo iš vidurio aikštės legionierius Redžilijos Sidorfas taigi sportavęs liko vienas prieš vartininką ir permetė kamuolį per jį tiesiai į vartus. Antrajame kėlinyje 49 minutė po Tauragės tauro kelto kampinio Klaipėdos baudos aikštelėje kilo sumaištis, kurią pasinaudojęs Vladas Petkevičius pelnė antrąjį rungtynių įvartį. Rungtynės taip ir baigėsi rezultatu 2-0 tauro naudai. Trečiose turo rungtynėse susitiko Kruoja su Šiauliais. Pirmojo kėlinio viduryje po Kruojos kombinacinės atakos vartininką nuginklavo Mindaugas Gardzijauskas, bet Pakruojo komandai nepavyko išlaikyti teigiamo rezultato iki rungtynių pabaigos. 74 minutė Šiaulių atstovas Rokas Urbelis pelnęs įvartį jį išlygino. Šiuose varžybose nei vienai komandai nepavyko įrodyti savo pranašumu. Galutinis rezultatas 1-1. Vienas sezono lyderių Vilniaus Žalgiris žaidė išvykoje su Mažeikių miesto komanda. Gausiai savo žiūrovų palaikoma Mažeikių komanda nesiruošė nusileisti vilniečiams, bet 25 minutę gynėjai nesuspėjo uždengti perdavimo Vaidui Šilėnui, kuris pelnė pirmąjį ir, kaip vėliau paaiškėjo, vienintelį rungtynių įvartį. Tai buvo pirmoji žalgiriečių pergalė Mažeikiuose nuo 1993 metų. Žalgiriečiai iškovojo jau 6 pergalę iš eilės, įsirašė dar 3 taškus į savo sąskaitą ir toliau tvirtina pozicijas turnyro lentelės viršuje. Daugkartiniai šalies čempionai FBK Kaunas susitiko su Marijampolės Sūduva. 29 rungtynių minutė teisėjas paskyrė 11 metrų baudinį į marijampoliečių vartus. Kauniečiai patikėjo smūgį atlikti legionieriui Kreigui Thompsonui. Jis šią progą pasinaudojo ir pelnė pirmąjį vakaro įvartį. Sūduva rezultatą išlygino jau po 2 minučių, kai po taiklaus perdavimo į baudos aikštelę fantastiškų smūgių galva kamuolį į vartus pasiuntė Povilas Leimonas. Teisėjas šiuose rungtynėse buvo labai pastebimas ir 68 minutę paskyrė diskutuotiną antrąjį 11 metrų baudinį į Sūduvos vartus. Ir šį kartą jį taip pat atliko kauniečių legionierius Kreigas Thompsonas. Rungtynės baigėsi rezultatu 2-1 kauniečių naudai, o Sūduva patyrė jau 4-ąją nesėkmę per 7 rungtynes. Alytuje susitiko Dainava ir Ekranas. Ši diena buvo ypatinga tuom, kad tai buvo Eimanto Poderio atsisveikinimo mačas. Ir šiuose rungtynėse nebuvo apsieita be baudinių. Gausiai palaikomi žiūrovų, alytiškiai pirmieji išsiveržė į priekį po Arsenijaus Buinickio 11 metrų baudinio 10 minutę. Atrodė, kad alytiškiai rimtai kaustė su Ekranu. Tada viskas ir prasidėjo. 32 minutė po teisėjo užfiksuoto žaidimo ranka baudos aikštelėje buvo paskirtas 11 metrų baudinys, bet šį kartą į Dainavos vartus. Ramūnas Radavičius rezultatą išlygino. Po kelių minučių Ekranas užgulęs vartus pralaužė Dainavos gynybą ir po rikošeto Andrius Jokšas persverė rezultatą svečių naudai. Visą antrąjį kėlinį nei vienai komandai nepavyko pasižymėti, kol rungtynių pabaigoje panevėžiečiai parodė, ko jie iš tiesų verti. 81 minutė Aurimas Vertelis taiklių smūgių į tolimąjį vartų kampą pelnė trečią įvartį. Klastingų smūgių Marko Angelkovičius rezultatą padidino iki 4-0, o jau per teisėjo pridėtą laiką Arnas Ribokas užtvirtino pergalę 5 Ekrano įvarčių. Čempionate ir toliau pirmauja Vilniaus Žalgiris 3 taškais lenkiantis Ekraną, nors panevėžiečiai yra sužaidę 2 rungtynėmis mažiau. Banga su Tauru apsikeitė vietomis lentelės viduryje, o abidvi Klaipėdos komandos ir toliau atrodo beviltiškai bei užima 2 paskutinėsias vietas.